Galvos skausmas arba migrena. Ką kūnas bando tau pasakyti? Psichosomatikos požiūriu, skausmas galvoje dažnai susijęs su per dideliu spaudimu savo, nuolatiniu galvojimu, negebėjimu paleisti kontrolės. Dažniausios priežastys – perfekcionizmas, nepriimti sprendimai, emocijų slopinimas, nuolatinis protinis pervargimas. Migrena ypač dažnai aplanko jautrius, viduje daug apmąstančius žmonės. Ir tada ima spausti, tvinkčioti, sunku susikaupti ir dažnai net vaistai nepadeda, nes esmė yra visai ne kūne. Esmė yra viduje, tavo mintise. Tai ką daryti? Tiesiog sustoti bent keliom minutėm, paklausti savęs, ką bandau kontroliuoti, ką laikau savy, užrašyti mintis. Tai tikrai padeda į situaciją pasižiūrėti kitų kampų. Leisti savo jausti, net jeigu tai yra nemalonu. Atlaisvink pečius, kvėpuok giliau, pabūk be plano, tiesiog be spaudimo. Tavo kūnas ne priešas, o tavo sielos balsas šnibždantis. Sustok, nustok kovoti ir spręsk viską ne vien galvą. Įsiklausyk į širdį, ko ji iš tiesų nori. O žinutė tokia: jeigu skauda galvą, greičiausiai gyveni savo gyvenimą per reikia, o ne per noriu prizmę. Jei tau įdomus turinys apie kokybiškus pokyčius ir asmeninį augimą, kviečiu mane pasekti, kad nepraleistum kito video. Siunčiu tau šviesos.